Iki 1000 elektriniečių. Šiandien lankausi Jonavos ligoniniai. Va, čia mano už nugaros, ten dideli pastatai. Čia su mama, planiniai dalykai, viskas čia su sveikata, taip sakant. Gerai. Bet man paliko įspūdį ligoninė. Žinokit, kiek čia paslaugų. Viskas gražiai, tvarkingai sudėliota, taip aiškiai pastatai, gražus. Sustiguota, gražiai priėmė. Ir visą tai mes galėjom turėti Elektrėnų savivaldybėje. Tuo labiau, kad mes esam, realiai mes geresniai esam padėti geografiniai. Nes Vilnius, Kaunas, autostrada, geras susisiekimas. Ir galėjom lygiai taip pat išvystyti tas visas paslaugas, turėti puikią ligoninę, kur dirbtų mūsų vaikai, anūkai. Kaip smagu, man tai smagu, kad kaimynai, tas daktarai, įsivaizduojat. Vaikai, kurie nori, mėgsta mokslus, nori mokintis, kažkokį gerą darbą turėti, geras pajamas. Kaip faina būtų, turėtume didžiulę ligoninę, kiek ten daktarų, daugybė žmonių, daugybė personalo, geri atlyginimai, ir kaip mums patiems malonu būtų. Ateini, tu augai, kartu pažįsti, sveikas, kaip ką, čia sveikata tavim, rūpinasi, visa kita, grynas malonumas, mūsų dabar ligoninė jūs nueikit. Dieve mano, kažkokį 5 dirba, kažkokį zakanurką, slaugos namais paversta, nors Vievį reikėjo vystyti, Vievį slaugos namus uždarė, buvo personalas, visa kita, žmonės skundžiasi ir dėl pačių paslaugų teikimo, ir to nebuvimo, ir tas, kas ten nori, kiek aš, pavyzdžiui, žinau, kurie palaikė liberalus ir po to su vaikais ir ten kitom problemom važiuodavo į Elektrėnų ligoninę, tai sakė, Dieve, atsižegnodavo Danai, daugiau aš jais netikėsiu ir taip toliau. O kad visą tai pakeisti, jūs patys matot, kas vyksta, pavyzdžiui, pakalbėkime dar trumpai apie tai, kas palaiko liberalus. Aš tų žmonių nesuprantu, todėl kad dabar Sąvartynas dvokia, jisai plečiasi, akivaizdu, blogas valdymas, nesugebėjimas, nemokėjimas net. Ir patys uosto, jų vaikai uosto, kaimynai, draugai, turtas krenta, taip toliau. Pakrantės išparduotos. Lygiai akivaizdu, savanaudiški veiksmai visiškai nederinti su miestu. Ir taip toliau. Visokius katelinių noras statyti, o kur išnuomoti visi sklypai. Apstatinėjimas ten tais ir visi kiti dalykai, kažkokių muziejų statymai, baseinas, kuris, netitiko visuomenės lūkesčių visiškai, pastatytas siauram interesui, absoliučiai. Ir teikti, kad gerai vadovauja ir po savivaldos rinkimuose, nes vėl, palaikyti, aišku, tokių labai mažėja. Ir tas, bet tikėkime, kad mes gyventojai sveiko proto ir negyvensime dar, kur dar toliau. Sąvartynas tai plečiamas irgi, o kur dar toliau, kur tas dugnas. Tai įsivaizduokit, tokioje situacijoje. Tai jų dabar pagrindinis tikslas yra toksai, 1000 elektriniečių susidoroti. Apšmeižti. Jeigu aš pasakysiu, kad aš einu į rinkimus, jų planas yra labai paprastas. Jie jiems kažkokias detalės, jiems bet ką išmeiš. Kad tik sukelt abejonę. Nes jiems nesvarbu, kas laimės. Aišku, jie norėtų patys. Bet jau, daleiskim, ne tik 1000 elektriniečių. Tegul laimi ten iš tų jų vadinama satelitai tie. Ar ten opozicija. Iš tikrųjų tos opozicijos nėra. Tai va, jų tikslas susidorot su 1000 elektriniečių, sukelt abejonę ir dabar, aš tik paskelbiu, kad aš einu, kad aš kandidatuosiu, keičiam, darom, iš karto mes šmeižtą laviną. Milžinišką, bet kokią, bet ką, apie kažkokius nebūtus teistumus, apie mano vaikus, apie kratas, apie verslus, apie viską sugalvos, bet ką. Prirašys briedo, tik kad sukelt abejonę, kad čia visi vienodi, visi čia tokie, visi čia savanaudiai, visi ta. Nors pagalvojus, kamgi to reikia. Jeigu būtų tvarkingas vadovas, tik rankas spausti ir džiaugtis. Kiekvienas norėtų tokiai savivaldybėje gyventi. Tai jeigu nebus pasitikėjimo žmonių ir jie vėl tikės visokių briedų, o panašu, kad tam kažkokios intencijos yra, nes jeigu šitie dabartiniai valdžiai stato kortą ant to, kad tiesiog, šmeižkim, sukelsim abejonės ir mes su juo susidorosim. Su to 1000 elektriniečių ir tada namaro.
Tai tada, nu ką, vėl būsim tokioj padėty, tokioj esam, vėl viskas bus sprendžiama ir tvarkoma taip, kaip kalbom, liežuviu, nes jau matot, jau jie dabar patobulėjo, kiek pareiškimų padaro žodžiu. O realiai, kaip yra sąvartynas, taip yra, kaip pakrantės parduodamas, taip parduodamas, kaip visi klausimai važiuoja, taip ir važiuoja. Tai žiūrėsim, kaip čia viskas klostysis, dėliosim, o aš va dabar, kaip malonu matyti mieste tokią ligoninę su tiek paslaugų. Ir dar tiesa, norėjau vieną tokį pabaigti, o jūs matėt, kad opozicijos nėra. Giedrius Leskauskas, jis nuoširdžiai. Aš pasakysiu taip, jis nuoširdžiai dėl tų slaugos namų rado sprendimą, bet taip paprastai labai bandė tą prastumti. Demokratai, jį kažkiek taip palaikė, nors kaip Dovydas Bliujus teigia, kad nepalaikė, iš tikrųjų demokratai, kad viskas ten gerai, jie nenori to išsaugoti ten slaugos namų. Kaip čia? Kad reikia laikytis tos linijos. Ne tai, kad nenori, o reikia laikytis tokios linijos, kokia dabar yra, jie kartu ten koaliciją nustatė ir taip. Bet Giedrius ten pats nuo savęs, viskas tvarkingai. Ir pažiūrėkit, kas atsitiko. Aišku, demokratai negalėjo balsuoti prieš Giedrių ir taip toliau. Tai tada opozicija palaikė liberalus, kad ką čia tas Giedrius čia kelia bangas, kam jis čia kiša tą savo kažkokį tai liežuvį ir taip toliau. Ir opozicija vadinama palaikė ir net nesvarstė to klausimo socialinių reikalų komitete, ką paskelbė Giedrius, tada tos klausimas negali būti svarstamas ir taryboje. Vat jums yra atsakymas. Nėra jokios opozicijos. Vienintelis dalykas yra susitvarkyti su 1000 elektriniečių. Ir Danu Dambrausku apšmeižti ir tada viskas bus po senoviai. Elektrėnai jų rankose. Kaip yra iš jų vienas vadų pasakęs, viską laikys po savo tvirčių glėbių. Tai va, būkit protingi, daugiau pasitikėjimo ir tada turim vilties pasikeisti, tvarkytis taip kaip kitos savivaldybės. Iki.